Taip, pradėjo dirbti čionais. Detalės apsivalė. Šituose buvo geras atraminiai. Tai pusė buvo molio kažkokia, tai kaip išmečiau. Vos išvaliau vanduo, molis kažkoks. Taip, slenkščiai, žiūrim kaip slenkščiai. Nu va, gražu dabar. Dabar gražu. Bandau medžiagą, kilimėlį čionais du, kurios paėmiau. Šitą, kur joga. Nu, vienam kartui. Šitokį pabandžiau nuo santechnikos betonavimo. Ne, šitą nieko gero. Vienam kartui. Taip, man įdomu. Va čia mes. Šitą mašinėlę. Jau pradėjo kažką daryti. Kažką pradėjo daryti. Tai korozija. Apsiklijavo. Dabar ertmės daro, supratau. Čia dar nedaryta niekas. Jo, čia nedaryta niekas. Va kokia mašina. Santa Fe. Oi, koks Marius maladėts. Nu, mano mašina laukia laiko. Nu ką, stogas jau žyvo, galim kitą sluoksnį dėti. Rudija, Land Cruiseris irgi 25 metai. Jau teko išimti stiklą. Jau stipriai čia jau, bet nieko, čia Dievą spėjau, kiaurai niekas neišlindo. Kėbulas labai gerai padengtas gamykloje karštų šituo. Karštų, reiškės, per vonės perėjo, ne tai kaip dabar. Čia galbūt dabar video ilgas bus, to eksperimentą parodysiu dar. Nelyja, lyg tai nelyja. Sparnas nusmėliuotas, čia bandomasis mano, kai mokinys, aš esu dažytojas, nusmėliuotas, padengiau su cinku, šlapiu, purškiau. Epoksidas, akrilas, esmė tame, kad pagal vieną youtuberį paėmiau, subraižiau iki metalo per dažus. Žiūrėjau, man kiek stipriai laikosi, ar stogą dažant stikliorius, sakė, atšoka stiklas nuo kada dažytas su cinku. Bet aš jam čia ir įrodinėjau, kad čia labai stiprus sukibimas yra šitos dangos. Va, ir paskutinį kadrą parodysiu. Ir noriu pažiūrėti dabar, kada pradės rūdyti. Tai yra iki metalo prabraukta, bet su cinku buvo prieš tai dengta. Parodysiu šiuolaikinės mašinos kapotą padengimą. Jokio grunto, ten dažais, gruntiniai dažai ir dažai, kad gražu būtų. Kol kas tiek žinių.